Devintas, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Nepaskenda ne vieną. Norit, nenorite. Dabar yra vienas. Dėl to. Pavyzdžiui, Žemaitkiemio medžiotojų klubas. Medžiotojos, sakau, klubas. Medžiotojų klubas. Organizuoja šitą žvejybos varžybą. Ir buvo pernai, ir šiemet, ir užpernai, ir panašiai. Ar ne? Taip? Kuo toliau, to daugiau žmonių labai malonu. Jo. Tai vadinasi, kadangi jūs esate medžiotojai, ar ne? Kėtrio papyras. Ne tik. Būrelio vadui, aš duodu, kad visuomet medžioklės žinovas, varovų vadovas ir medžioklės žinovas. Ačiū. Pakartot! Draugija. Ukmergės, žinot. Padėkos raštą, padėką dovanoja dėl to, kad vis dėlto yra vienintelis būrelis, kuris kasmet medžioja. Šitas medžioja, bet žvejioja. Sportinės mikrisko žuklės propaganda. Dovanokit akinius reikia įsijungti. Dėl to, kad yra 0-0 pagalba. Nieko tokio. Nu pirštai skaitykit. Brailį raštą reikia varyti. Ir tarką duokit. Gal pradėkim nuo to, kur pradėjom ir varžybas. Ar ne? Ir kur varžybose. Pirmas žuvis. Kas pagavo? Koks? Bombardavimas. Sveikinam. Čia nusipirkti marmiškį, kad dar greičiau pagauti. Dabar pirmas žuvis. Mažiausia žuvis vis dėlto priklauso A. Bakanauskui jaunėliui. Bet didžiausia žuvis vis dėlto Raimondui. Bet žinokit, Sekasi buvo su druska. Čia buvo iš lanksta. Gerai. be pavyzdžiui, ne, Mykolaitis, Dieve mano, koks Vytenis Mykolaitis. Yra įsteigę būrelis, būrelio vadas įsteigė, paguodos prizą. Kaip ten parašyti, ar paguodos prizą, ar ką. Kur nieko nepadaro. Čia diplomai parašyta. Šio diplomo apdovanojimas mažiausiai žuvies pagavęs ir paskutinę vietą pelnęs. Vytenis Mykolaitis, prašykit. Bet jeigu nesisekė, tai nesisekė.
O nieko nežinom. Papuolė! Lūpilo neužteks jau dabar. Kad daugiausiai pakautų Aš dabar gal pavardinsiu vieną variantą. Ten visų aš jūsų pavardžių, ne? Ale pavyzdžiui, 6 vietą pasiėmė Širvinskas, nieko negauna. Gelūnas, 5 vietą, nieko negauna. Jo, 4 vietą. Bakanauskas, nieko negauna. Jo, bet 3 vietą vis dėlto vėl Butrimavičius. Sugavęs 0,36. 360. Aš Klausyk, bet labai žuvingas ežeras, toks geras ežeras. Daugiau Raimondą neįsileidžia. Gėda jaunimui. Ne, kad leidžiu Raimondą. Važiuok Bet ežeras viskas. Atiminėkit žmogaus laimę. Svetimas. Pernai metais pasisekė Antanui, bet deja Antanai, tave apkniso šiais metais. Tai taip, kad tik tai liko antrą. 0,46. Ačiū. Taip, Antanai, jeigu apkniso, tai apkniso. Nebūk didvyrių. Nu, pilna bus, Antanai. Vėtė. Ir kur pink. Svarbiausia, prieidė, ne vienos žuvies nėra. Pasidėta paslėpta. Dabar aš negarantuoju, bet pavyzdžiui, aš vieną variantą. Aš sekiau, pavyzdžiui, Osvaldą, sekė, pavyzdžiui, Povilas sekė teisėjas ir taip toliau. Bet tai jisai matomai gal buvo ir vakar prigaudęs. Bet pavyzdžiui, pagal žuvis šitą žiūrint, tai vis dėlto buvo šviežios. Nepajudavusios. Nu, Osvaldui vis tiek jau. Ne. Jūs galit pasbučiuoti, a pas mane gausi pilnų. Sveikinu, šaunu. Ką reiškia ukmergės keliai? Ne, vyras, maladės. Maladės, o. ne, vyras. Ateity. A jisai. Dabar dar minutė. Galima minutė. Ponai, palaukit. Dėmesio. Dar noriu pasveikinti už tuos vis tiek, kurie ryžosi suvaldyti Žemaitkiemio klubą. Ne bet kas gali ryžti suvaldyti. Už gerą teisėjimą. Povilas sveikina. Klubo padėka. Ir Stasis sveikina. Klubo padėka. Ir dar norėčiau, taip, dar neišbandėm iš tikrųjų, bet, nu, aš tikiuosi, bus gerai, čia. Eikš. Nežinau, kokią tu žmoną turi, ar savo, ar svetimą, bet už valgio gaminimą. Padėka Egidijai, ačiū. Klubo. Dargi nevalgėt. Vis tiek, arba Už svetingumą ir sodybą šeimininkui. Gintarui Kazlui. Klubo padėka. Kaip supranta, žvejyba baigta, medžioklė baigta, dabar prie vaišių. žvejyba ir medžioklė. Dabar prie vaišių. Ai, nuotrauką bendrą.